Sveiki, taigi šiandien norėtumėm papasakot, kaip pradedančiam mėgėjui arba eiliniam žmogui tiesiog, kuris nori praleisti laiką gamtoje ant slidžių, išsirinkti batus, slides, lazdas, kokius apkaustus sužiūrėti. Taigi slidės yra pagrindinis dalykas, kurias reikėtų rinktis apie 15-30 cm didesnės nei žmogus. Tai būtų kuo labiau patyręs slidininkas, tuo ilgesnės slidės. O kaip yra dėl slidžių ilgio, nes kai kurie gamintojai net siūlo slides rinktis pagal svorį, o ne pagal ūgį. Čia šitas dalykas tikrai, kurio nepaminėjau, tai taip teisybė, slidės yra renkamos pagal ūgį ir pagal svorį. Nes visos slidės jos yra išlinkę. Ane? Ir kada mes čiuožiam ir kada stovim abiem kojom atsistoja ant dviejų slidžių, šita vidurinė vieta, kuri, kaip sakiau, vaškuojasi arba būna tas kailiukas, jinai nesiekia sniego. Ir kada mes perstojam tiesiog žingsnį darydami ant vienos kojos, slidė išlinksta ir prisispaudžia ir tada gaunasi sukibimas su sniegu. Ta vieta, kuri neslysta, duoda galimybę atsispirt nuo sniego.